2024 m. spalio 13 diena, neeilinė diena Lietuvoje ir iki rinkimų dažnai aš girdėdavau daug žmonių tokius pasisakymus, kada klausiu, ar eisi į rinkimus, ar balsuosi, ar už ką balsuosi. Jie sako, aš neisiu, vis tiek visi vienodi, nežinau už ką rinkti, nežinau už ką balsuoti ir taip toliau. Bet juk taip paprasta yra išsirinkti valdžią ir gerą valdžią Lietuvoje, tai paprasčiausiai pagal tokį principą, taip kaip mes rinktumėmės savo namo statybų bendrovę. Jeigu mes statom namą, daleiskim, yra 15 statybų bendrovių, kurios pasiruošusi statyti mums namą, kaip mums išsirinkti vieną. Man atrodo labai paprasta, tiesiog pasižiūri į jų patirtį, į tai, kokių namų jie yra pastatę, ir aplamai jie pastatė, ar tik tai jie dar tik tais reklamuojasi, kad jie stato namus, pažiūrėti jų realius rezultatus ir pagal tai išsirinkti tą vieną bendrovę. Lygiai taip pat ir mūsų valstybės statytojų rinkimai. Tai yra, kas statys mūsų valstybę sekančius 4 metus. Tai labai paprasta pasižiūrėti, kokių partijų yra lyderiai, nes vedliai yra vis tiek lyderiai. Tai yra, ką jie savo gyvenime yra pastatę, sukūrę, kokių turi rezultatų. Ar jie bent jau kokį yra kioskelį atidarę, ar kokią parduotuvę, restoraną, ar autoservisą, ar kažkokią įmonę sukūrė, ar galbūt koncerną kažkokį sukūrė, ar didelę bendrovę, ar suvaldė kažkokią didelę organizaciją ir turi patirties, ar jie tiesiog yra iliuziniai plėpėtojai, kurie, kalba savo nuomonę, reiškia, politikuoja, bet realių rezultatų jie neturi. Ir pagal tai labai lengva pasirinkti, ir pagal tai aš šiandien pasirinkau, už ką balsuoti. Tai yra už žmonės, kurie turi realių rezultatų savo gyvenime. Ir tokie žmonės yra pavyzdys, ir aš norėčiau, kad jie parodytų to pavyzdžių, kaip jie sukūrė savo, daleiskim, sukūrė savo įmonę, bendrovę, valdė didelę žmonių grupę ir kaip jie valdys Lietuvą, ir pagal tai netgi aš, sakykim, savo nedidelę įmonę valdydamas galėčiau pasimokinti iš jų ir pagal tai paprasčiausiai išsirinkti tos žmonės, mūsų valstybės statytojus, tie, kas statys sekančius 4 metus mūsų valstybę. Bet kada mes pasirenkam taip, kaip pasirinkom praeitoj kadencijoje, žmonės, kurie neturi patirties organizavime, strateginiam mąstyme, netgi geopolitiniam mąstyme, nesusivokia, kur jie gyvena, kokioj valstybėje, kas ta valstybė pasaulio atžvilgių, kas mes tokie esam ir kur mes einam, tai tiesiog į valdžią pasirenkam eilinius elementarius žmonės, kaip ir iš gatvės, bet kurį paėmus, kuris darys intuityviai, instinktyviai savo kažką asmeniškai, savo šeimynai kurs, bet jokių būdų jisai nedarys valstybei ir kartais netgi ne iš blogos valios, o kartais paprasčiausiai iš nežinojimo, iš nemokėjimo, kaip valdyti organizaciją kažkokią elementarę, o neina jau kalba apie valdymą tokios organizacijos struktūros kaip valstybė. Tai paprastas dalykas. Ir praeitoje kadencijoje mes išsirinkom tokius žmonės, kurie mūsų tą namą, mūsų valstybę griovė ir smarkiai griovė, tai yra griovėjai. Ir dabar netgi atėjus statytojam valstybės protingiam žmonėm labai nemažai laiko reikėtų atstatyti tai, kas yra sugriauta. Bet klausimas, ką šį kartą mes pasirinksim, ar mes pasirinksim tuos, kurie ir toliau griaus mūsų valstybę, toliau mus varys iš tos valstybės. Kaip pavyzdys, aš kaip verslininkas jau dairausi į užsienio šalis, todėl kad verslui kurti sąlygos yra labai nedraugiškos Lietuvoje, jeigu taip švelniai kalbant. Ir yra daug šalių pasaulyje, kur sąlygos verslui kurti yra draugiškos, kur verslininkai yra laukiami su idėjom, su iniciatyvom, su savo investicijom. Ir aš kaip verslininkas, mano tikslas yra realizuoti savo potencialą ir jeigu aš jo negalėsiu realizuoti savo šaly, savo valstybei, tai faktas, kad aš jį vis tiek realizuosiu, tik aš jį realizuosiu galbūt kitoj šaly ir kita šalis gaus šitą naudą. O Lietuvoje gali atsitikti taip, kad
šita valstybė gali visai sugriūti, išnykti kaip tokia ir faktas, kad jin atiteks turbūt kažkokiai didesniai organizacijai, didesniai valstybei, kuri galės ją efektyviau valdyti, bet jau valdyti savo naudai, o ne, galbūt ne pačios jau Lietuvos, gal tokia kaip Lietuva, neaišku kokį statusą ir beturės ateityje. Bet tai pamatysim po šitų rinkimų ir taip pat aš stoviu dabar ant slenksčio ir laukiu labai rinkimų rezultatų, kurių metu būtent priminėsiu sprendimą dėl savo įmonės plėtros Lietuvoje, kur yra suplanuota didelė plėtra, bet tai priklausys nuo to, kokia bus išrinkta valdžia. Ar ta valdžia, kuri toliau griaus ir kuri trukdys statyti verslus, kur darbo vietas, realizuotis verslininkų potencialam, ar ta, kuri visgi supranta, kas tai yra valstybės statymas, o ne griovimas ir kuri būtent padės suburti žmonės ir verslininkus, ir ne tik verslininkus, aš tiesiog kaip verslininkas iš savo varpinės kalbu, kurie subursto žmonės ir kartu mes pastatysim tą valstybę. Tai laukiam rytojaus rezultatų, po ko galima bus priiminėti sprendimus, ar likti šioje šalyje gyventi, kurie yra perspektyvų, ar tiesiog perkelti savo verslus, savo idėjas, savo potencialą į tas šalis, kurioms to reikia.